Tas kapšiukas išėmė iš kišenės, o gyva Boba paėmė iš kačergyno kačergą ir mušė. Ir išmušė akį, bet kokią varo. Kaip ir visada. Kiek tu čia gali gulėti? Ar tu eisi dirbti ar ne? Kiek čia galima, aš viską viena turiu padaryti? Ir taip toliau. Dedukas sako, mes turim gaidelį su vištelį, tegul jie ir dirbam, aš pavargu. Ir dedukas sako, kam čia juos tikus laikyti, jeigu mes galim juos išsiųsti mišką. Vat, gražus miškas, viskas tegul lyja, nesulyja, man šlapia, čia žodžiu šalta. Ir tegul eina parešutauti. Nu gerai, bobutė pasiuvo, pasikvietė gaidelį ir vištelę. Ateina gaidelis ir vištelė. Sunku jiems eit, galvoju, sušals. Aha, pasiuvo gaidelį, Dolce Gabbana kelnaitės ir džinsus ir krepšiuką. Mūsų gražiai vištytį pasiuvo gražų sijonėlį ir išleido, eikit mažučiai parešutaut, gal tas diedas nėra laimės.